Sveiki visi, su jumis Go4Way eilinį kartą. Labai stipriai dėkoju royalsmoke.lt už būtent šitą VP dragą. Čia yra nebrangus, bet pakankamai kokybiškas aparatas. Dabar mes viską tai apžiūrėkime šiek tiek iš arčiau ir pakalbėkime, kasgi yra šitoj juodoj/raudonoj dėžutė. Iš karto atidarom pačią dėžę, ką mes galime surasti. Mūsų patį moduką. Taip pat po apačią dar slepiasi daug visko įdomaus, tad nepamirštam pažiūrėti po pačią apačią. Kažkoks šiaip popieriukas, garantija, USB laidas, bei savaime aišku instrukcija arba angliškai tariant user manual. Viskas yra, kas yra dėžutė. Dabar apžiūrėkime į mūsų patį box modą šiek tiek iš arčiau, iš jo kiekvieno kampo. Priekinė pusė. Mygtukas fire arba kitaip tariant garinti. Mygtukas plus aukščiau, mygtukas minus apačioj. USB portas, kad mūsų pakraut arba atnaujint čipą, mūsų gene čipą. Apačioje yra, kaip matome, 10 skylučių mažų skirtas ventiliacijai mūsų baterijų. Iš vienos pusės nieko nėra, iš galo nieko nėra. Viršų mes matome spring loaded piną, reiškia jis koreguojasi pino aukštis. Taip pat galima šitą viską atsukti, bet to daryti nesiūlau, kadangi kaip daro gamintojai, taip mes jį ir geriausiai paliekam. Norint kažką koreguoti, galima jį sulaužyti, tad nesiūlyčiau atsukinėti, nors tai ir yra įmanoma. Atidarant būtent mūsų galinį dangtelį, matome mūsų vietą dviem baterijom. Baterijos yra 18650 dydžio, standartinės, pavyzdžiui, VTC5, VTC6 puikiai čia tinka. Kai matome, čia irgi reikia dėti bateriją vieną minusų į viršų, kitą pliusų į viršų. Ir būtent kai mes įdam baterijas, būtent šitas modas gali mums išduoti netgi 157 vatus. Dabar būtų labai fainai įjungti mūsų patį box modą ir pažiūrėti jo patį čipą. Kaip ir minėjau, čipas čia yra gene. Ką tai yra? Kad čia yra toks dalykas kaip super režimas, apie kurį mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Bet kaip viskas čia veikia, kaip reikia pradėti jį galinti. Visų pirma, dedam mūsų 2 baterijas, tada spaudžiam 5 paspaudimus ant mūsų pačio fire mygtuką. Taip yra dažniausiai, taip yra su Just S, taip yra su Terion Dana, taip yra realiai su visais. 5 paspaudimai, čia yra atrakinimas arba užrakinimas. 1, 2, 3, 4, 5, VP drag. Viskas, modas mūsų įsijungia. Dabar ką mes čia galim koreguoti? Čia yra 157 vatai, kaip ir minėjau, tačiau peržengus ribą 129 vatų mes įsijungia super režimas. Nežinau, kam jis skirtas, nepastebėjau jokio skirtumo, bet taip vadinu ir tai yra įdomu ir atrodo visai gražiai, kai mes matome ne omus, o omai perskilia į apačią, bet matome šito super. Reiškia, mes galim garinti RDA, labai daug garų išgauti iš jų, bei labai daug skonio. Toliau, kaipgi čia yra, koks yra mygtukų funkcionalumas. Spaudžiam fire button ir spaudžiam pliusą. Galima užlokinti. Kas tai yra? Reiškia, kai mes dabar spausim vatus pamažinti ar padidinti, nieko neveiks. Veiks tik mūsų fire mygtukas. Čia galima garinti, bet negalima pakeisti mūsų vatažų. Norint unlockint, vėl taip pat spaudžiam pliusiuką ir spaudžiam fire mygtuką. Toliau, minusas ir fire button. Galima apversti mūsų ekraną. Žiūrint, kas kaip laiko. Jeigu tu laikai taip, galbūt tau patogiau taip, arba taip, arba taip. Ekraną apverst galima, spaudžiant minusą ir mūsų garinimo mygtuką. Toliau, ką daro mūsų abu mygtukai minusą pliusą kartu sujungus. Mes įeiname į mūsų patį meniu. V raidė, grįžtam prie mūsų pat vatų. Tarkim, pavyzdžiui, jeigu pasustoja nors titanas, nichromas, labai tingit ieškoti toliau vatažo. Spaudžiam mūsų 2 mygtukus pliusą ir minusą, spaudžiam V ir viskas, mes prie mūsų vatų. M. Kas čia yra M? Čia yra memory funkcija, aiškiai mes galime nustatyti, pavyzdžiui, 55 vatai, M2 65 vatai, M4, M150. Čia yra skirtas tiem, kas turi daug visokiausių skaitikliukų, bet turi vieną box modą, reiškia, pavyzdžiui, M1 skirtas RDTA, M2 skirtas RDA, M3 skirtas kokiam Nautilusui, tai kad funkcijų gali jums tikrai priversti. Toliau yra SN. Nežinau kam, bet serial number, čia mes galim pamatyti taip pat. Nežinau kam tai padarė, bet tai yra ir tai džiugina. Paskutinė funkcija, čia yra versijas. O ne dabar stoja 1,0,0,0. Galima, kaip ir visur, galima tą viską atnaujint. Tad žiūrim, kokie galbūt
ateityje bus atnaujinimai būtent šio box modo, gal kažkaip pasikeis čipo išvaizda, gal bus kažkaip fainiau, galbūt dar kažkas, bet naujint čia galima. Taip pat, kas yra labai gerai, kad galima tiek kraut ir garint vienu metu. Anksčiau buvo visokios problemos galbūt su RX-ais, nes dar RX-ai čia buvo vieni iš tų pirmųjų normalių box modų, kurie startavo į mūsų pilną rinką ir tada sakė dažnai kas, kad aš garinu kroju ir man sprogo modas. Čia yra jau naujesnis čipas, taip pat kaip Asmodus Vinikin V2, Asmodus Boostas 155, vat jie jau turi tą dalyką, kad galima tiek garint ir kraut vienu metu ir nieko neatsitiks blogo. Kalbant apie baterijų gyvenimą, jie čia gali išlaikyti apie dieną, žiūrint kaip. Nes dažniausiai aš šitą box modą garinu iki 100 W, tai man iki vakaro išlaiko labai puikiai su VTS6 baterijom, bet kalbant šiaip apie patį modą, aš jau jį turiu savo rankose apie savaitę. Jis yra labai gražus, jisai nėra brangus, Amerikoje 55 baksai, Lietuvoje apie 70 eurų. Tai kad nėra čia labai daug, kaip būtent tokiam box modui. Aišku, kampai yra šiek tiek aštroki, bet tikrai diskomforto jokio nekelia ir aš, ta prasme, jaučiu, kad aš rankoje laikau metalinį, aliumininį daiktą ir jis turi savo vertę. Taip pat kalbant apie jo šiaip patį dizainą, ant vienos pusės drag, ant kitos pusės visokiausių, pavyzdžiui, spalvų, kaip vos ne karbonas, vienas tamsesnis, kitas raudonesnis ir atrodo tikrai gražiai. Kalbant apie kaitiklius, kurias galima čia užsukti, užsukus 25 mm kaitiklį šiek tiek išlenda pro šonus. 24 mm būtų pats idealas, bet 25 mm kaitikliukas diametro nelabai gražiai. Nu čia išlenda milimetrų išlenda iš šonus. Tad jeigu 24, 23, 22, 21 mm diametras mūsų pačios bazės kaitikliuko galima drąsiai dėti ir niekas niekur neišlyps. Bet, kaip pavyzdžiui, dabar yra kleitas 20 ant viršaus uždėtas, tai šiek tiek išlenda iš šonų, kas yra nelabai smagiai. Garinasi jis labai fainai, garų būtent įspūdo daug, nors savaime aišku, kad visi garai eina iš mūsų pačio kaitinimo elemento arba iš RPTA sekcijos, bet šiaip suveikia greitai, galim dar jį šiek tiek aišku ir pagarinti. Skanu viršui, gerai apačioj. Kalbant šiaip viską rezumuojant, kaip jis yra fainas, aišku gaila, kaip ir 25 mm diametras, bet kaina atspindi jo kokybę, galiu pasakyti taip. 157 W, asmeniškai aš nenaudoju daugiau negu 100 W, galbūt kažkam reikės 200-300, jeigu 300, tada gal kokie RX 300 pasižiūrėti ar kokie GX 350 iš smog gamintojo, bet tie, kas nenori labai daug vatų, tiem, kas patinka kokybė, kam patinka grožis, kas patinka kažkas naujo, kas yra susijęs su čipu, siūlyčiau pasirinkti VP drag modą, kurį galima surasti Vape Shop'e arba taip pat Royal Smoke Kaune, Klaipėdoje ir kituose miestuose, kur galima surasti royalsmoke.lt. Dar kartą ačiū jums labai už šitą prekę. Šiaip likau patenkintas. Gražus, kokybiškas box modas nuo VP gamintojo drag. Kągi, ačiū visiems už dėmesį, laukit tęsinių mūsų, būtent čia apžvalgų dar turiu daug, ką labai fainai įdomaus jums parodyti. Su jumis buvo Go for Vape, ačiū visiems už dėmesį bei visiems gero.